Mantas 38. Kartą įsigijo krepšinio klubą. Per rungtynių pertrauką laimėjo šaltkrepšį, o dėdamas yra galvą įlenkęs automobilio dureles. Tomašas 32. Mėgstamiausias judesys – pakilti nuo suoliuko. Komandoje vertina kiekvieną juodaodį. Mėgsta žaidėjus, kurie pasuojasi. Gerai, kad turim kamuolį, nes tektų žaisti su mano galva. Deividas 26. Dalyvavo vienoje krepšinio treniruotėje. Šakiuose yra žinomas kaip Parko Ulanovas, o dėdamas griuvo ant nugaros ir tapo nugariniu. Virginijus 35. Tarplastinių didmeistris. Linkęs pasiaiškinti su teisėjais. Palaiko Vilniaus Rytą. Tai ką, kamuolys apvalus, laimėt gali bet kas, susitvarkys su psichologija. Marius 36. Yra laimėjęs dėjimų konkursą į nuleistą krepšį. Dar nepamiršo, ką padarė Giedrius Gustas ir dirbo prie Lidl reklamos su Arvydu Saboniu. Nugalėsim visada. Miglė 25. Vilnietė, bet palaiko Kauno Žalgirį. 3-3 yra geriau nei 5-5. Rimčiausios traumos ištiko kiemo aikštelė. Kristupas 21. Palaiko Šiaulius. Idealas Lionelis Messi. Daugiau šansų kamuolį į kašį įspirti negu įmesti. Šiandien aš nugalėsiu.